Šiame kanale pasakojamos tikrais faktais paremtos istorijos. Dauguma jų gali būti šokiruojančios, baisios ar net emociškai nepakeliamos. Jos skirtos tik morbidinį smalsumą turintiems žiūrovams, siekiant pažinti tamsiąją žmonijos pusę, o ne ją propaguoti. Autorius šio turiniu nesiekia skatinti smurto, žiaurumo ar neapykantos. Šis video nerekomenduojamas mažiau nei 18 metų turintiems bei silpnų nervų žiūrovams, kadangi jame bus rodoma medžiaga, galinti šokiruoti ar sukrėsti. Jei vertinate autoriaus darbą, paspauskite patinka. Jei norite palaikyti kanalą, palikite atsiliepimą komentaruose bei sekite naujas istorijas. Visi šaltiniai ir naudota medžiaga šiai istorijai bus nurodyta video gale. Išgirdę žodį Holivudas, daugelio akyse iškyla šviesa, raudoni kilimai ir žavesys, kinematografijos magija. Tai vieta, kur svajonės tampa realybė, bet kiekviena šypsena slepia savąją istoriją. Deja, ne visos Holivudo istorijos sukurtos filmų aikštelėse. Kenneth Bianchi ir Angelo Bono, du pusbroliai, dvi svajonės. Pirmas norėjo nešti teisingumą, tapdamas policininku. Sekantis charizmatiškas moterų numylėtinis, tikėjęs, kad gyvenimą galima apgauti, o pinigus gauti lengvai. Tai, kas prasidėjo nuo prostitučių išnaudojimo ir lengvų pinigų, greitai virto košmaru. Los Andželas dar nežinojo, kad šis duetas įsirašys amžiams į jo istoriją. 1977 vėlyvą rudenį Los Andželas prarado savo blizgesį, kai iš mokyklų, darbų ar tiesiog pasivaikščiojimų viena po kitos namo negrįždavo jaunos moterys, kurių žiauriai išniekinti kūnai vėliau buvo randami Hillsaido kalvose. Švenčių laukimo nuotaika apgaubė baimė. Moterims tapo nesaugu palikti namus. Tėvai paniškai bijojo dėl dukrų, vyrai dėl savo žmonų. Detektyvai suprato, kad turi stoti į kovą su kažkuo, kas sėja baimę, nepalikdami jokių pėdsakų, kas žudo ne dėl pinigų ar pykčio, bet iš malonumo. Jų sveikų protų nesuvokiami žudymo metodai, eksperimentai su dar gyvom savo aukom, krečianties elektra, chemikalų injekcijom, norint sukelti kuo didesnę kančią, šokiravo ir viską mačiusius pareigūnus. Du vardai, viena istorija, dvi šypsenos, parklupdžiusios Los Andželą ant kelių. I told you, killing abroad doesn't make any difference to me. Killing anybody doesn't make any difference. Maybe you didn't kill any of those. I don't know. Oh, hey, no wrong, man. Hey, I killed a couple of these. Istorija, įrodanti, kad košmaruose gyvena ir niekada neužmiegantis miestai. ...1977 metų pabaigoje Los Andželo gatvės virto jaunų moterų spąstais, o Hillsaido kalvos jų kapinėmis. Vos per 4 mėnesius du pusbroliai, Angelo Bono ir Kenneth Bianchi, išprievartavo, nukankino, o vėliau ir žiauriai nužudė mažiausiai 10 moterų, kurių amžius svyravo nuo 12 iki 28 metų, o jų nuogus lavonus išmėtė keliolikos kilometrų spinduliu Hillsaido kalvose, ant jų kūnų palikdami tik savo vizitinę kortelę, surištų rankų, kojų ir ant kaklo smaugimo žymes, o jų veiduose sustingusias siaubo išraiškas, rodančias kančias, kurias aukoms teko išgyventi, nepalikdami jokių pėdsakų, kurie detektyvams nurodytų kelią pas juos. Žiniasklaida įsisiautėjusi žvėrį praminė Hillsaido smaugiku dėl vietovės pavadinimo,
kur buvo rasti visi aukų kūnai, bei smaugimo žymių ant jų kaklų. Nors ir buvo daug užuominų, rodančių, jog žudikų turėjo būti mažiausiai 2, deja svarių įrodymų tam nebuvo. Nors šiai bylai tirti buvo sukurta speciali grupė iš kone visų Los Andželo teisėsaugos institucijų, kurią galiausiai sudarė virš 150 detektyvų, jiems taip ir nepavyko sučiupti Hillsido smogikų, sekant juos dar karštais pėdsakais, kurių dėja jie beveik nepalikdavo. Kol staiga žmogžudystės liovėsi. Los Andželas pamažu sugrįžo prie savo įprasto ritmo. Žmonės atsipalaidavo. Kaip vėliau išaiškėjo, to priežastis buvo tarp pusbrolių išaugusi įtampa. Palaipsniui blėstant žmogžudysčių jauduliui, jis peraugo į paranoją, dėl ko jiedu pasuko skirtingais keliais. Bianchi, bėgdamas nuo savo paties košmaro, su šeima persikraustė į Belingemą, Vašingtono valstijoje, kur kurį laiką bandė dirbti bei gyventi normalų šeimyninį gyvenimą. Tačiau tamsa, kurią jis nešėsi savyje, nelengvai paleidžia savo kūrėjus. Ilgai laukti nereikėjo, kol ji priminė apie save. Taip ir vėl į televizijos ekranus bei spaudą sugrįžo Hillsido smogikas, tapdamas dažniausiai žiniasklaidos kartojamų vardu. Kenneth Bianchi gimė 1951 metų, gegužės 22 dieną, Ročesteryje, Niujorko valstijoje, 17-metės prostitutės šeimoje, kuri jį iš karto atidavė į globos namus. Tačiau jį, vos 3 mėnesių kūdikėlį, įsivaikino italo-amerikiečių pora, Nikolas ir Frances Bianchi. Jis buvo vienintelis jų vaikas. Nuo tos dienos, kai jis pradėjo kalbėti, įtėviai Kennetą apibūdino kaip kompulsyvų melagį. Jis taip pat dažnai puldavo į netidumą primenančias transo būsenos svajonės, o jo akys tuo metu užsiversdavo aukštyn į galvą. Remdamiesi šiais simptomais, 5 metų Bianchi buvo diagnozuota smulkia epilepsija. Vaikystėje Bianchi buvo linkęs į pykčio priepuolius, nemigą bei šlapinosi į lovą. Jo įmotė, bandydama pakeisti jo elgesį, kreipėsi pas psichiatrą bei išsiuntė jį į privačią katalikišką pradinę mokyklą. 10-mečiui Bianchi buvo diagnozuotas pasyviai agresyvus asmenybės sutrikimas. 12-metis Bianchi kartą kieme numovė 6-metės mergaitės apatinius, manydamas, kad tai yra šmaikštu. Kai jam buvo 13, mirė jo įtėvis, tačiau Bianchi nerodė jokio sielvarto. Baigęs vidurinę, jis netrukus vedė savo mokyklos draugę, Brenda Beck. Neprabėgus nė 8 mėnesiam, ji jį paliko. Po skyrybų Bianchi nusprendė, kad nori tapti policininku ir įstojo į Monroe bendruomenės koledžą, studijuoti policijos mokslų ir psichologijos. Tačiau vos po 1 semestro metė mokslus ir pradėjo dirbti įvairius smulkius darbus. Jis net bandė gauti darbą šerifo departamente, bet jo prašymas buvo atmestas. Galiausiai Bianchi įsidarbino apsauginiu, juvelyrinių dirbinių parduotuvėje, iš kurios greitai pradėjo vogti, o papuošalus išdalindavo prostitutėms, norėdamas joms įtikti. Kol galiausiai buvo pagautas, bei atleistas iš darbo. Nuo tada jis daug keliavo vagiliaudamas, kol galiausiai 1975 metų gale atvyko į Los Andželą, kur apsistojo pas įmotę sūnėną, Angelo Bono. Taigi iš esmės, jie buvo netikri pusbroliai ir tas labai matėsi. Belingemas – nedidelis tylus miestelis Vašingtono valstijoje, kurį vietiniai vadino ramybės uostu, kuriame niekados nieko blogo nenutikdavo. Tačiau 1979 metų sausio 12 dienos vakarą viskas pasikeitė. Karen Mandik automobilis buvo rastas pietinėje Belingamo dalyje, netoli akligatvio galo. Kai automobilyje, paliktame akligatvyje, miškingoje vietovėje Belingemo rajone,
buvo rasti 2 vakarų Vašingtono studenčių 22 metų Karen Mendik ir 27 metų Dianos Wilder kūnai, kurių jau buvo pasigesta sausio 11 dienos vakare, kai Karen Mendik atsiprašė kelioms valandoms iš darbo, į kurį taip ir nesugrįžo, o jo susirūpinęs viršininkas pranešė policijai, kadangi ji buvo ne iš tų žmonių, kurie dingtų nieko nepranešę. Bellingham police. Missing from where? Ta vakarą Karen Mandik ir Diana Alder buvo rastos ponios Mandik automobilio bagažinėje. Pirmieji įtarimai, kad mergaitėms kažkas negerai, kilo ketvirtadienio vakarą, kai Karen Mandik po ilgos pietų pertraukos negrįžo į darbą parduotuvėje. Apklausus Karen Mendik vaikiną išaiškėjo, kad jos buvęs bendradarbis iš Fred Meyer parduotuvės, kuris dabar dirbo apsaugos firmai Vodcom Security, pasiūlė jai papildomą darbą – kelias valandas prižiūrėti turtingam Beisaido rajone esantį namą, už ką žadėjo $100 atlygį. Karen taip pat jam paminėjo, kad į kompaniją pasikvietė savo studijų draugę, Diana Wilder. Tačiau abi merginos iš jo taip ir nesugrįžo. Apieškoję merginų namus, pareigūnai rado Karen namuose raštelį su Baisait gatvėje esančio namo adresu ir užrašu 7 valandą vakaro, o Dianos namuose panašų raštelį su užrašu paskambink, KB ir telefono numeriu. Susisiekę su Vodcom Security firma, pareigūnai sužinojo, kad iš tikro jie saugo Baisait gatvėje esantį namą, o už jį atsakingas, pasak firmos viršininko, jų geriausias darbuotojas, Kenneth Bianchi. Nuvykę į Kenneth Bianchi namus, juos pasitiko draugiškas, išsilavinęs jaunuolis, kuris pasiteisino, jog merginas atšaukė dar prieš kelias dienas, o pats tą vakarą buvo policijos šerifo rezervato susirinkime. Patikrinus paaiškėjo, kad jo susirinkime tą vakarą nebuvo. Be to, tą vakarą Bianchi buvo pasiėmęs iš darbo furgoną, kurį žadėjo nuvežti į autoservisą. Be to taip pat nepadarė. O Mendik vaikinas sakė, kad kalbėjosi su ja dar tą pačią dingimo dieną ir ji vis dar žadėjo važiuoti į Baisait namą, kas reiškia, jog jis melavo ir tai, kad atšaukė merginas dar prieš kelias dienas, dėl ko buvo nuspręsta sulaikyti Bianchi. Suimamas Bianchi nesipriešino ir elgėsi mandagiai, tačiau vaidino nustebusi, bei neigė bet kokius kaltinimus. Areštinėje be tyrėjų su juo taip pat pradėjo bendrauti psichiatras, kas visiškai normali praktika, kada žmogus įtariamas už kitų žmonių gyvybių atėmimą, be jokios priežasties, tuo labiau tokiu žiauriu būdu. Psichiatrui Kenny paliko gero vaikino įspūdį. Sausio 12 dieną mane suėmė. Aš buvau šokiruotas, nesupratau, kas čia aplamai vyksta. Aš pasijaučiau dar blogiau, kada nesugebėjau rasti bendros kalbos su savo advokatu. Todėl, kad ašgi prisimenu, ką aš veikiau. Aš juk žinojau, kad neliečiau tų panelių. Kada aš dirbu valstybinėje greitosios medicinos tarnyboje, man dažnai teko matyti mirtį, nesvarbu tai buvo 200 ar 2 negyvas žmogus, kurį aš mačiau, aš visada labai pergyvenau dėl jų. Kada mes grįžinėdavom į budėjimo punktą, aš dažnai apsiverkdavau, neišlaikydavau emocijų ir labai stipriai verkdavau. Va toks aš sentimentalus žmogus esu. Kas kėlė nemažą nerimą Bellinghamo policijos vadui, Terry Mangan, kadangi jis atkreipė dėmesį į nusikaltimo šaltakraujiškumą ir pastebėjo. My impression was, and I mentioned it to Bob Knudsen from our department, that whoever did this is not the first time around. He's killed before. I think we both felt very strongly about that. On the other hand, the suspect, at that time, we knew somewhat his background, that he had been a security guard, was considered a good applicant for our own police department, was studying to be a sheriff's reserve officer. And that didn't really seem to blend with the evidence that this was someone who was not a neophyte killer. Nerimaudamas, kad dėl įkalčių stokos gali tekti paleisti Bianchi laisvę, ko jis labai nenorėjo, Terry pradėjo kapstytis po Bianchi įrašus, kur pastebėjo, kad jo vairuotojo pažymėjimas išduotas Kalifornijos valstijoje, Los Andžele, dėl ko nutarė susisiekti su ten dirbančiais kolegomis.
Jos skambutis į Los Andželo šerifo departamentą iš esmės pakeitė viską, bei patvirtino jo įtarimus apie Kenneth Bianchi. Conversation, he related the facts of how their case occurred. Our investigator said, "Have you ever heard about the Hillside Strangler?" He said no, that he hadn't. He said, "I think you've got something there. It's awfully close to what we've been working on." Said he would get back to him. Subsequent to that, the investigator came to this machine, entered Kenneth Bianchi's name and his birth date, received this teletype from Department of Motor Vehicles. It says Kenneth Alicio Bianchi, 809 East Garfield, Apartment D. Christina Weckler, one of the victims, lived in Apartment C or E right next door at 809 East Garfield. Also, Cindy Hudspeth, our last victim, lived across the street at 800 East Garfield. With this teletype, we had tied him into two of the murders right away. Patikrinus daugiau Kenneth Bianchi bazinių įrašų Los Andžele, darėsi vis akivaizdžiau, kad Hillside'o smogikas pagaliau jų rankose. Kadangi detektyvams taip pat pavyko nustatyti, jog Bianchi kurį laiką gyveno tame pačiame Tamarin prospekte esančiame name, į kurį buvo iškviesta 9-oji Hillside'o smogiko auka, 17-metė Kimberly Martin. Taip susėdami jį jau su 3 Hillside'o smogiko auka. Tačiau Los Andželo detektyvai suprato, kad to apkaltinamajam nuosprendžiui toli gražu neužteks, dėl ko jie išskrido į Belingemą, norėdami apklausti Bianchi patys, tuo pačiu susipažinti su visa Belingemo kolegų apie jį surinkta medžiaga. They have a suspect, a man in jail in another state. Los Andželo policijos pareigūnai teigia, kad vizitas pas detektyvom Belingo rajone buvo įprasta ir standartinė procedūra, siekiant nustatyti, ar yra ryšys tarp vyro, užpuolusio 2 vakarų Vašingtono universiteto studentės ir nusikaltimų serijos įvykdytos Los Andželo rajone prieš metus. Policijos pareigūnai atsisakė komentuoti galimą 27 metų Kennetho Bianchi dalyvavimą Hillside'o smogiko byloje. Šiuo metu jis yra sulaikytas Vašingtono valstijoje. Nors detektyvai stengiasi neviešinti naujausių detalių apie Hillside'o smogikų bylą, žiniasklaida tuo tarpu jau šaudė saliutus. Jo vardas buvo tarp šimtų kitų, kuriuos paminėjo žmonės skambinę pagalbos linijomis. Bianchi gyveno praktiškai priešais vieną iš aukų, o kita auka gyveno kitoje gatvės pusėje. Kimberly Martin buvo nužudyta Kamarin daugiabučių komplekse Holivude. Jis įviliojo ją į vieną iš ten esančių tuščių butų. Kai paaiškėjo, Bianchi tame pačiame pastate gyveno anksčiau kurį laiką. Išpuoliai paslaptingai liovėsi 1978 metų vasario viduryje. Vėliau paaiškėjo, kad tai sutapo su Bianchi persikėlimu į Vašingtono valstiją. Buvo spėliojama, kad užpuolikas galėjo būti policijos pareigūnas. Eidamas naujas pareigas, Bianchi buvo atsakingas už Whatcom Security žmonių ir patalpų saugumą. O jį pažinoję žmonės patvirtino, kad jis visada siekė dirbti teisės saugoje. Pokalbis su Bianchi dėja neužsimezgė, kadangi su juo tuo metu intensyviai bendravo jau net keli psichiatrai. Tačiau detektyvai iš Belingemo grįžo su šiokia tokia medžiaga apie jį, tarp kurios ir jo piršto antspaudai, kurią jie galės palyginti su Los Andželo tyrimo metu surinkta medžiaga. This is the paw print of Kenneth Bianchi that was brought in by Dudley Varney. I immediately noticed, however, that he had a pattern in one of his fingers that we had been looking at for probably close to a year. So I immediately examined that one print. Here is an enlargement of the left ring finger of Kenneth Bianchi. The characteristics present in this latent fingerprint and the characteristics present in this exemplar matched. And from these characteristics, I was able to make the identification. The more I began to look, the more things began to fall in. And before too much longer, I was jumping around here like a ping pong ball. I was elated. It was unbelievable. 13 months of this kind of work and coming on to
identifying a suspect in a case like this was just the greatest thrill of my life. Tai buvo diena, kurios Los Andželo detektyvai taip ilgai laukė. Abejonių neliko. Kenneth Bianchi vienas iš Hillsido smaugikų. Dabar beliko išsiaiškinti jo bendrininką, dėl ko detektyvai dar tą pačią minutę įskrido į Belingemą. Turėdami rankose nenuginčiamus įrodymus, jie tikėjosi, jog Bianchi nebeturėdamas kur trauktis, pradės kalbėti. Tuo tarpu Belingemo detektyvai taip pat nesidėjo rankų sudėję. Po 5 savaičių kruopštaus darbo jiems pavyko rasti nenuginčiamų įkalčių, susiejančių Kenneth Bianchi su Karen Mandic ir Dianos Wilder nužudymu. This staircase here in the city of Bellingham on Edgemoor, after 4 or 5 weeks of working this house, is where we finally located the evidence that positively put the suspect with the 2 girls, and the homicide of the 2 girls occurred on this 6th step right here. We discussed many times the method by which the girls were hung, and of course in a hanging there's a certain amount of violence, kicking, thrashing, and this residence had absolutely no sign of violence in it. There was no overturned furniture or anything, and the only place that it could logically have been done was within the stairwell. Fred and I came over and decided to start at the bottom of the stairwell and do a search, careful search for hairs and fibers. We spent 4 hours searching this stairwell. We started at the bottom with a bright light on our hands and knees and tweezers and worked our way up. When we got to the 6th step, we found a pubic hair, and when we got to approximately the 9th and 10th steps, we found long blonde and long dark haired. These hairs were later identified as belonging to our 2 victims, and the pubic hair was identified as belonging to Ken Bianchi. These hairs were the final piece of evidence that tied this case together for us. It put the cap on it. It was over. We were ready to go to court. That must have been quite a day. It was a hell of a day. Nuvykę į Bellingemą, Los Andželo detektyvai buvo šokiruoti. Jiems pasakė, jog yra didelė tikimybė, kad Kenneth Bianchi serga, ką įtarė iš karto keletas autoritetingų psichiatrų. He seemed to be an easygoing, nice, friendly young man like the boy next door. He was much more concerned about what was happening inside of himself than he was in regards to what the law might do to him. He didn't believe he could possibly have done these crimes and refused to allow his attorney to plead an insanity defense. And I spent about the first hour getting acquainted with him. The thing that puzzled me was that there were some things he seemed not to remember or had different versions of, which had no relation to the crime. And the 2 that stand out the most in my mind are his description of his mother as a wonderful, saintly kind of woman, when I knew from records from childhood and so on that that was not the case. And secondly, the fact that he had no memory, he had a loss of memory, amnesia, as we would call it, for various events in his childhood, including periods when he was in psychiatric treatment. And so I was puzzled by this. But other than that, say, he seemed like a nice enough fellow. Detektyvai negalėjo patikėti tom, ką girdi. Jie buvo įsitikinę, kad Bianchi simuliuoja, todėl neketino nuleisti rankų, bei ėmėsi savo tyrimo. Naudodamiesi progą, Bellingeme jie apklausė Kelly Boyd, Bianchi žmoną, kurie apie jį atsiliepė labai palankiai, bei netikėjo, jog jos vyras galėjo padaryti kažką panašaus. The kid I knew couldn't have ever hurt anybody or killed anybody. What sort of person was he? He was pretty thoughtful and real helpful with the baby, and even around the house he was real helpful. He just wasn't the kind of person that could have killed somebody. Tačiau pokalbis su ja tapo sekančiu proveržiu Hillsido smogikų byloje. We were looking for a co-conspirator on this series of crimes. We were looking for an associate. In our conversation with Kelly Boyd, we came up with one answer. The only person that Kenneth ran with was Angelo Bono. We said, well, who else does he see? Does he go out drinking with the boys at night, or stop for a beer, or play games, or play baseball or anything? And she just shook her head and said, no, the only time he's away from home, he's with Angelo.
Dabar detektyvai visą savo dėmesį sukoncentravo į Angelo Bono. Neturėdami jokių tiesioginių įkalčių, siejančių Angelo su Hillsido smogikų byla, detektyvai pradėjo jį sekti, nepaleisdami jo iš akių dieną naktį. Kadangi buvo didelė tikimybė, jog jis gali bėgti, nes žiniasklaida mirgėjo nuo pranešimo apie Belingeme sulaikytą Hillsido smogiką. Šįryt 3 teisėsaugos institucijų atstovai atvyko į namą esantį Kolorado gatvėje 703 Glendale'yje ir remdamiesi kratos orderiu apsupo namą ir gretimą baldų apmušalų parduotuvę, kurios savininkas yra 44 metų Angelo Buono, Kennetho Bianchi pusbrolis. Dabar valdžios institucijos atidžiai stebi Angelo Buono. Yra žinoma, kad Bianchi gyveno tame pačiame pastate su juo, kai įvyko pirmieji išpuoliai. Tačiau net ir po kruopščios namų kratos tyrėjai negalėjo įrodyti Buono dalyvavimo. Balandžio 23 dieną policijos viršininkas Darylas Gatesas spaudos konferencijoje paskelbė, kad įtariamasis šioje byloje yra Angelo Buona, pono Bianchi pusbrolis. Pasakysiu jums tik tiek, kad ir po šiai dienai mes jį laikom įtariamuoju. Jis palaikė gana artimus santykius su ponu Bianchi, atsižvelgiant į kitas aplinkybes, kurios pateko į mūsų akiratį, galime užtikrintai priskirti jį įtariamajam šioje byloje. Angelo Anthony Buono jaunesnysis gimė 1934 m. spalio 5 dieną Rochesteryje, Niujorko valstijoje, siciliečių imigrantų šeimoje. Būdamas 5 metų jis su tėvais persikėlė į Los Andželą, Glendale'ą, Kalifornijos valstijoje. Angelo jau nuo paauglystės užsiiminėjo smulkiom vagystėm, kol jos neperaugo į automobilių vagystės. Jau nuo 14 metų Angelo pasireiškė sadomazochistinės fantazijos. Jis apiplėšinėjo moteris bei buvo su jomis labai grubus. Jis idealizavo Carol Chessman, senų laikų plėšiką prievartautoją, nepataisomą recidivistą. Jis buvo kelis kartus suimtas už įvairiausias vagystės. Jis buvo toks problematiškas, kad jį tėvai atidavė į perauklėjimo mokyklą, bet jau turėdamas kriminalinės patirties, jis greitai iš jos pabėgo. Tuo tarpu Belingeme su Kenneth Bianchi toliau bendravo psichiatrai, kurių vis daugėjo, o Bianchi nepakaltinamumo šansai vis stiprėjo. Na, norėčiau pabandyti kai ką, kad geriau jūs suprasčiau. Ar gerai? Gerai. Bendraudamas su Kenny Bianchi, daktaras John Watkins, Montanos universiteto psichologijos profesorius, siekdamas labiau suprasti Bianchi protą bei pasiekti jo sąmonės gelmes, pasiūlė jam hipnozės seansą, su ko Bianchi neabejodamas sutiko. Per ateinančias kelias savaitės bei 60 valandų tiesioginio darbo su juo, daktarui Watkins pavyko atskleisti kai ką įdomaus, tačiau labai neįprasto jo asmenybėje. Taip. Taip, ką? Labas. Labas. Ar tu Kenas? Ar aš panašus į Keną? Na, ne. Ar žinai, kas aš esu? Esu tikras, kad žinau, kas tu. A, tu esi Kenas. Ir kas? Kenai. Tu man nepatinki. Tu man visiškai nepatinki. Aš tau nepatinku? Tai Kenas. Ar ne? Ne. Tai Steve'as. O, gerai. Steve'ai. Ši būtybė atsirado ir kai paklausiau jo, ar tu Kenas, jis atsakė ne, tai Steve'as. Tada pasikalbėjau su Steve'u apie jo situaciją. Jis vis kalbėjo apie tai, kaip nekenčia to kalakuto, tai yra Keno, ir kaip jis tą kalakutą apgaudinėja. O jau visai netrukus, hipnozės metu, antroji Kenneth Bianchi asmenybė, Steve'as, prisipažino esąs Hillsido smogikas. Taip, aš nužudžiau pirmąją merginą. Tu nužudei pirmąją merginą? Kas ji buvo? Ar ją pažįsta? Ta negrė. O. Ta kalė. Ir
Kaip tai įvyko? Na, mes tiesiog buvom ten ir tai įvyko. Turiu pripažinti, kad buvau gana nustebęs, kai tai išaiškėjo, nes galvojau apie amneziją, galbūt tik apie mobilią asmenybę ir tik labai tikėtina, kad jis gali būti susijęs su Hillside Strangler nusikaltimais. True multiple personality, they are completely separate personalities within the same body. They may be 2 or 3 or 4 or more. Each one has its own identity, each one has its own behaviors, its mannerisms, its speech, and when one is out, it may be completely unaware of the existence of the others. Net keli specialistai tvirtina, kad Kenneth Bianchi turi daugelybės asmenybės sutrikimą, kuri gali nekontroliuoti viena kitos. Yra Steve'o Walkerio, žiauraus, sadistiško žmogžudžio asmenybė ir yra Kenneth Bianchi, mielo, kultūringo, įstatymus gerbiančio žmogaus asmenybė. Viešumas ir žala, kurie tai padarė mano šeimai ir man pačiam, ir iki tokio lygio, kad su advokatu tiesiog negalėjome susitarti akis į akį. Nežinojau, ką padariau ir nebuvau nužudęs jokių mergaičių. Atvirai kalbant, trumpi hipnozės seanso momentai mane siaubingai išgąsdino. Buvau tiesiog labai nustebęs. Žinote, tiesiog negalėjau patikėti tuo, ką mačiau. Ir tai mane labai trikdė. Negaliu apsakyti visų savo jausmų, kuriuos jaučiau, bet tai mane tiesiog labai trikdė. Tiesą sakant, negalėjau toliau tęsti šios vienos konkrečios juostos. Sustojau ir Dynas kalbėjosi su manimi, ir Džonas kalbėjosi su manimi, ir jie labai padėjo, suteikdami kai kuriems dalykams perspektyvos, suteikdami man palaikymą ir panašiai, ir sustiprindami jausmus, kuriuos iš tikrųjų jaučiau. Bet buvau palaidojęs, kad išleisčiau tos kitus jausmus, kai buvau taip sutrikęs dėl to, ką mačiau. Toli gražu ne visi apsidžiaugė daktarų ataskaitomis, bei jomis patikėjo. I almost threw up. I've seen hypnosis before. I'd never seen anything quite like this. From that point on, it just looked like a sham. I've still got my notebook where, after viewing the first tapes, I wrote in there, "This is bullshit," and underlined it 3 times. Los Andželo policijos departamento detektyvas Bobas Groganas pasiūlė Bellingemo kolegoms šiek tiek pagudrauti su Bianchi, kad šie jam pasakytų, jog Kennethas Bianchi paleidžiamas į laisvę, tačiau Steve'ui Walkeriui teks ir toliau laiką leisti kalėjime, kol nebus išsiaiškintas jo bendrininkas. Ir pažiūrėti, kaip jis į tai reaguos, ar sutapimas ar ne, tačiau Bianchi tai sureagavo akimirksniu. Staiga Bianchi pradėjo minėti antrą žmogų, vardu Angelo, kas tik sustiprino įtarimus dėl jo pusbrolio Angelo Buono bendrininkavimo žudant Hillside'o smogikų byloje. Žinai, sakiau tau, nužudyti merginą man nesvarbu. Nužudyti bet kokią velniukštę man nesvarbu. Taip, na, galbūt tu nenužudai ne vieno iš jų, nežinau. O, ei, ne taip, vyrutė, ei, aš nužudžiau porą šitų. Na, o kurios? Manai, kad nužudai, tiesa? Nežinau. Aš ją nužudžiau. Angelo ją nužudė. Turiu omenyje tą idiotę, kurio Angelo nužudė. Šios merginos niekada anksčiau nebuvau matęs. Pažymėk vieną. Šios merginos niekada anksčiau nebuvau matęs. Grįžk atgal. Tu jų visai nematei? Ne. Šios merginos niekada anksčiau nebuvau matęs. Robinson, šią merginą aš nužudžiau. Šias 2 nužudė Angelo. Johnston, šios niekada anksčiau nebuvau matęs. Šią nužudė Angelo, ar ne? Šios niekada anksčiau nemačiau. Šią merginą aš nužudžiau. Pažymėk, kurios niekada anksčiau nematėte. Šis kapitonas yra tas mergišius, kurį nužudai, sakai. Bet tai mažai ką keitė, kadangi pagal Kalifornijos valstijos įstatymus nebuvo galima žmogaus nuteisti vien dėl kito kaltinamojo parodymų. Tuo labiau, kai jis yra vienas žingsnis nuo nepakaltinamumo, dėl ko detektyvams žūtbūt reikėjo rasti įrodymų, galinčių susijęti Buono su žmogžudystėmis. Jei Kenneth Bianchi pasisektų ir jam būtų pripažintas asmenybės susidvejinimas, jis išvengtų mirties bausmės ir galbūt, galiausiai, netgi išsikovotų laisvę. Teisėjas susidūrė su dilema,
7 savaitės Bianchi kategoriškai atsisakė būti tyrimas dėl nepakaltinamumo, tačiau dabar jis persigalvojo. Eksperto komisija, kuri buvo paskirta ištirti Bianchi, nustatė, kad jis serga asmenybės susidvejinimu. Tačiau teisėjas pasikvietė dar vieną, nepriklausomą nei nuo gynybos, nei nuo prokuratūros ekspertą, daktarą Ralphą Allisoną, Kalifornijos psichiatrą, dar žinomą kaip daugelybio asmenybių autoritetą. Vyras buvo labai malonus, labai geras, labai mandagus, tiesiog eilinis viduriniosios klasės darbininkas, su žmona ir vaiku, kuris neturėjo supratimo, kaip pateko į šią bėdą, visiškai sutrikęs. O tada, posėdžio metu, kai jis paniro į transą, pasirodė ši monstriška asmenybė, kuris savi vadino Steve'u, kuris buvo dalyvavęs žudynėse ir aiškiai parodė, kad jam nerūpi žmogaus gyvybė. Andželas privažiavo prie jos ir ją pasiėmė. Aš tuo metu laukiau gatvėje. Tada jis privažiavo prie manęs, kur aš jo laukiau, ir aš taip pat įsėdau į automobilį. Mes tik išvažiavom į greitkelį, aš ją ten išdulkinau, tada nužudžiau, po ko atsikratėm jos kūno. Ir viskas. Vienintelis dalykas, kurio turėjo remtis, buvo jo palyginimas su tuo, ką sužinojau apie pacientus, kuriuos pats gydžiau. Ir yra 3 pagrindinės sritys. Pirma, anamnezė. Antra, jo išvaizda tiesiai priešais mane. O trečia, tam tikrieji psichologiniai testai, kuriuos galėtumėte pritaikyti. Ir žinoma, turėjome nemažai jo anamnezės, psichologinių tyrimų jaunystėje ir gydytojų išvadų. Ir tai parodė didžiulę patologiją ir sunkumų šeimoje. Ir visą tai, žinote, jis buvo vaikomas labai sutrikusių vaikų. Daktaro Ralpho Allisono ataskaita teismui bei Kenneth Bianchi advokato Dino Breto darbas turėjo padėti galutinį tašką šioje byloje ir palaidoti detektyvų pastangas pasiekti teisingumą. Teisėjui išsakydamas savo nuomonę, pasakiau štai ką. Jis yra dvilypis asmuo ir toks yra nuo 9 metų. Tuo metu jis sukūrė kitokią asmenybę, kuri pasivadino Steve Walkeriu. Tai įvyko, kai jis slėpėsi po lova savo miegamajame, bandydamas išvengti pikto motinos liežuvę ir baudžiančios rankos. Laikui bėgant, Steve'as Walkeris darėsi vis savarankiškesnis veiksmuose ir sugebėjo perimti Kennetho Bianchi kūną, sukeldamas daug problemų šeimoje, o vėliau ir už jos ribų. Tada padariau išvadą, kad Kenas Bianchi gali suprasti, kuo jam pareikšti kaltinimai, tačiau jis pamiršo įvykius, kai jo kūną kontroliavo Steve'as Walkeris. Todėl jis negalėjo aptarti savo buvimo vietos, veiksmų ir motyvų su savo advokatu, nes visas tas laikas jam visiškai nežinomas. Kita vertus, Steve'as Walkeris nelaiko pono Breto savo advokatu, todėl šiuo metu nelaikyčiau Keno Bianchi ar Steve'o Walkerio kompetentingais stoti prieš teismą už jiems pareikštus nusikaltimus. Ir tai aš pranešu teisėjui. Surinkome Keno Bianchi psichiatrinius įrašus. Pateiksiu pavyzdį. Jis buvo vedžiojamas nuo gydytojo prie gydytojo dėl daugybės fizinių negalavimų. Jo akis vartėsi, jam pasireiškė tikai, jis krito, jam prasidėjo jų manimų nedidelė priepuoliai. Gydytojas pasakė, kreipkitės į psichiatrą. Jo mama nuvežė jį į DePaul kliniką ir tai yra citatos iš jų ataskaitos. Citata. Daktaras Dowling pranešė, kad Kennethas yra labai priešiškas berniukas, turintis itin priklausomų poreikių, kuriuos patenkina jo mama. Jis išgyvena labai priklausomas nuo savo motinos ir eikvoja daug energijos, kad kontroliuotų ir paslėptų savo priešiškumą. Atrodo, kad yra tam tikra esminė painiavos dėl jo paties tapatybės. Jis labai stengiasi nuraminti savo motiną, bet ji visada atrodo nepatenkinta. Apibendrinant, daktaras Dowling sakė, kad jis yra labai represuotas berniukas, labai nerimastingas ir labai vienišas. Tada susisiekiau su psichologu, kuris parašė tą ataskaitą, kai jam buvo 11 metų. Jis atsakė, mano nuomonė 1962 metais, kai jam buvo 11 metų, psichologinių testų duomenys gana gerai atitinka vėlesnę daugybinės asmenybės būklę. Mes nesirėmėme vien įrašais. Pavyzdžiui, jo rūsyje radome šią statulą. Jos kilmės šalis buvo vidurinės mokyklos skulptūrų pamoka. Prisiminkite, psichologas pranešė, kad jis jiems sakė, jog jam smagu žaisti žaidimus, baisius žaidimus, kuriuose jis pats būdavo pabaisa. Tai jo skulptūros produktas.
Tačiau detektyvai nesutiko su specialistų nuomonėmis ir neketino nuleisti rankų. Kai jis pirmą kartą čia atvyko ir mes laukėme sesijos pradžios, stovėjome lauke ir kalbėjomės, ir jis pasakė, kad jam labai svarbu nustatyti šią daugybinę asmenybę, nes jis arti pasaulio rekordo už daugybinės asmenybės suradimo skaičiaus ir rašo knygą šią temą, arba jau rengia knygą. Ir aš jaučiau, kad jam svarbiau nustatyti daugybinę asmenybę, nei, mano nuomonė, atskleisti bylos faktus. Kalbėdami su Bianchi pažinojusiais žmonėmis, jo bendradarbiais, draugais, giminaičiais, vaikais, su kuriais jis užaugo, nė karto negalėjome įžvelgti asmenybės ar nuotaikos pokyčių. Jis labai protingas žmogus. Ir aš manau, kad jam tai yra iššūkis. Manau, kad jis atlieka savo vaidmenį. Manau, kad tai jo ego dalis. Manau, kad jis tuo maitina savo ego. Ir jam labai smagu. I was very concerned. I spoke to the defense attorney, and he's a person I've worked with on many cases, and he's a very straightforward attorney. And he was absolutely convinced that Mr. Bianchi was a multiple personality and felt that he could actually convince me of that. And he believed that he would be acquitted by reason of insanity. That concerned me a great deal because that meant he would be out on the streets if he could just convince a number of psychiatrists that he was cured of his problem, which I felt he could easily do. So how did you handle this? We sought an expert in hypnosis, and in fact we obtained a worldwide recognized expert, Dr. Orn. Mano antras vardas yra Stevenas, todėl mane ir vadina Stevenu Volkeriu. Jie parodė man šį universiteto pažymėjimą ir paaiškėjo, kad jis iš tiesų mano. Jie taip pat paklausė, ar atpažįstu ten įrašyto asmens vardą. Žvilgtelėjau į dokumentą, tikėdamasis ten pamatyti savo vardą. Vietoj to pamačiau kažkieno kito vardą – Kenneth Bianchi. Šerifo pavaduotojai, kurie iki šiol tik stebėjo Buono, šiandien apie 10:20 atvyko organizuota grupė ir apsupo Angelo namą bei parduotuvę, siekdami jį suimti. Turime Buono arešto orderį. Jam pateikti keli kaltinimai Hillside Strangler byloje. 27 metų Kennethas Bianchi Bellinghame buvo pripažintas kaltu dėl 2 kaltinimų. Jis sutiko su ekstradicija į Kaliforniją, kur liudys teisme prieš savo pusbrolį Angelo Buoną. Bianchi teigia buvęs jo bendrininkas virtinėje žiaurių kraujo praliejimų, kurie sukrėtė Los Andželą ir buvo žinomi kaip Hillside Stranglers. 26 metų moteris vos išvengė mirties. Ji buvo užpulta ir smaugta motelio kambaryje Bellinghamo centre. Užpuolikės vardas buvo Veronica Lynn Compton. Jai 24 metai. Jai jau pateikti kaltinimai dėl bandymo suklaidinti tyrėjus ir sudaryti įspūdį, kad įtariamasis atsakingas už 2 moterų nužudymą 1978 metais vis dar yra laisvėje. Aukos vardas Kim Breed. Ji teigia, kad kaltinamoji bandė ją pasmaugti kažko panašiu į virvę. Compton bute rastose juostose yra Hillside Strangler nusikaltimų detalių, žinomų tik policijai ir pačiam Kennethui Bianchi. Pasak prokuratūros, Compton įsimylėjusi Kennethą Bianchi dėl jo bandė nužudyti jauną moterį, panašiu būdu kaip Hillside'o smaugikai, norėdama suklaidinti tyrėjus, kad jų nusikaltėlis vis dar laisvėje. Primenam, kad prieš 2 metus jis prisipažino kaltu dėl Diane Wilder ir Karen Mendik nužudymų, taip pat dėl 5 kaltinimų Los Andželo Hillside Stranglers byloje. Šiandienos posėdžio metu prokuratūra, kaip ir tikėtasi, pasiūlė teismui nutraukti pono Buono bylą. Tačiau teisėjo reakcija šį pasiūlymą visus nustebino. Teisėjas Ronaldas Džordžas paskelbė, kad atidės sprendimą šio klausimu iki kitos savaitės, nes pirmiausia jam reikia pasverti privalumus ir trūkumus. Šiandien teisme pagrindinis prokuratūros liudytojas Kennethas Bianchi pribloškė visus sensacingų prisipažinimų. Primename, kad tai susiję su Los Andžele įvykdytais nusikaltimais. Bianchi teigia, kad melavo Vašingtono valstijos valdžios institucijoms, nes jam grėsė beveik neišvengiama mirties bausmė. Jis melavo psichiatrams ir melavo per parengiamuosius posėdžius. Jis taip pat melavo tyrėjams, kai tyrimo eksperimento metu ant manekeno pademonstravo tikslius savo veiksmus žmogžudysčių metu.
Praėjo daugiau nei 3 metai nuo tada, kai Angelo Buono buvo suimtas ir jam pateikti kaltinimai. Jo teismo procesas prasidėjo dar 1981 metais lapkritį. Šiuo metu ši baudžiamoji byla yra ne tik viena ilgiausių, bet ir viena brangiausių. Prisiekusieji dabar turės peržiūrėti 50 000 puslapių dokumentuotų 400 skirtingų liudytojų parodymų. Teismo proceso metu teismui buvo pateikta 1800 įrodymų. Tytoje. Šiandien pateikėme prašymą dėl mirties bausmės. Tai yra, pareiškėme savo ketinimą siekti mirties bausmės kaltinamajam. Ironiška tai, kad abu kaltinamieji savo aukoms taikė pačius sudėtingiausius ir sadistiškiausius kankinimus, tačiau patys visiškai išvengė panašaus likimo.